Tai va, balandžio 18, gimtadienis Girinio ir runos pašventinimas naujų dirželių. Vykstame šiandien į Juodkrantę ir mėginsime eiti paplūdimiu surasti vieną įspūdingą radinį, kurį neseniai išplovė į krantą, teisingiau galbūt smėlį nuplovė. Tai laivo Duženų liekanos. Tai nieko nelaukiam, kaip visada važiuojam. Kur važiuoji? Tai va, pasiekėm kelionės tikslą aikštelę, nuo kurios eisime miško keliukais link paplūdimio, link Baltijos jūros ir mėginsime surasti per nuotraukas matytas laivo Duženas. Kelionė nebuvo ilga, kadangi patys klaipėdiečiai, tai greit į keltą ir iš kelto į smiltynę. Iš tikrųjų labai senai smiltyniai, aplamai Kuršių nerijoje nebuvau. Ir prisiminus aplinkui pasižvalgius, kokie gražūs miškai, kokia graži gamta, tai yra super. Ir kyla klausimas, o kodėl aš čia daugiau nevažiuoju? Ką tik matėt išdegusi ir atsodintą mišką, kuris buvo užsidegęs, dabar neprisiminsiu tiksliai kelintais metais, bet tikrai buvo nemaži plotai išdeginti. Galimai per kažkieno numestą nuorūką, jeigu teisingai pamenu. Štai ir priėjom pėsčiųjų dviračių taką, kurį paskutinį kartą teko vaikščioti, kai ėjau 50 km žygį Klaipėdos Pajūrio Coastline Track trenkturų organizuojama. Dabar turėtų tvarkyti, kaip per žinias matėme, ir sutvarkyti normalų taką. Tačiau iki šios dienos teks matyti nedavažiuoti plentu. Taip, kelionės metu į tikslą vyksta augalų tyrimo darbai. Kas čia per krūmai auga? Na va, nusileidome į pliažą ir dabar mėginsime eiti ir surasti laivo likučius, laivo griuvėsius, kas yra išlikę. Kol kas į tolį žvelgiant nesimato nieko panašaus. Labai turiu didelį įtarimą, kad reikės pakelti droną žvalgybai. Bet einam patyrinėsim pradžiai. Vis dar einame, bet jau panašu per objektyvą prisitraukius, kad yra tas laivas pačiam pliažiai išlindęs. Bet jeigu tai bus tokia lengva apgaulė, ar miražas, ar apgaulė, tai teks kelti droną ir iš drono skristi ir ieškoti, žiūrėti. Na, pamažu vaizdelis eina gražyn ir jau šitam fone reikėtų uždėti Karibų piratų garso takelį, bet dėl autorinių teisių nedėsim. Gražuolis matosi. Te. Na, kaip minėjau, tai reikia Karibų piratų garso takelio ir valio, mes radom laivą, teisingiau laivo liekanas. Na, tai pats geriausias gimtadienis iki šiol buvęs.
Na, kaip matėte, taip ir baigėsi gimtadienio dienos nuotykių paieškos. Pabuvau, aišku, ne Džeku Speru, bet atradėjui Husto kokį tai. Aišku, juokais. Ir viskas. Nuotykiai, kaip minėjau, baigėsi. Laivo liekanas radom. Ir jeigu patiko vaizdelis, kaip visada, žinai, ką daryti. Nykštukai į viršų, pasidalink su draugais apie šitokį girinį, kuris egzistuoja. Ir paprenumeruok kanalą. Ačiū, kad žiūrėjai. Iki sekančių. Čia malas. Tai nepučia. Aš tu filmuoju.